Sveiki draugai, esu vienas miške, šiandien ne bet kur pelkėse. Leisiu laiką gamtos apsupty, pasigaminsiu vakarienę ir miegosiu apžvalgos bokštelėje pačiame pelkių viduryje. 11:30. Guliu, girdžiu kažkas eina. Jei įdomu, prisijung. Ekranas sudužo. Pirmą kartą matau gyvai pelėdis. Važiuojam. Taip, judu gilyn į pelkes, takelis yra gan geras, nesu niekad buvęs, pažiūrėsim, kas čia įdomaus. Kol kas labai viskas gražiai, moderniai, daug informacinių lentų, daug pasakojama apie šitos purvynus. Čia man iš šitos pusės traktoriai burzgiai, jie kažką čia daro su šitais durpynais. Tik vat nelabai dar supratau. Ten gal stenduose buvo parašyta, bet tiesiog važinėja, kas, aš nežinau, kažkokie aparatai. Aš manau, kažką iš durpių čia jie gamina gal, nežinau, kokie rūgštis kokias. Neišsivaizduoju, reiks pažiūrėti, kas ten. Na, prieinam prie kryžkelės. Dabar kelias bus į kairę ir į dešinę. Kuriuo eiti? Na, rodyklės rodo į šitą pusę. Šiaip čia ratu sukasi kelias aplink pelkyną ir aš tiesiog jau dabar tiesiai, kad daeiti iki pačių pelkių. Tai va, ar taip aš čia ratu apeisiu, bet ten, kur ruošiuosi miegot, tai pačiam gale. Tai reiks tikriausiai pasivaikščioti, apeiti, grįžti vėl, nes pusę tik tai pamatysiu, jeigu liksiu ten iš karto. Na, čia jau kojam gal jau sminga truputį, bet dar čia nieko tokio. Toksai tas ir kelias. Šiandien man nepatinka, vėjas labai pakyla. Oras geras, šilta, temperatūra gera, ruduo, bet superinis ruduo. Aš neėmiau net šito tentą, turiu tik tai hamaką ir šitą miegmaišį ir kilimėlį. Tai dar nežinau, kaip aš miegosiu, ar hamakė, ar tiesiog ant grindų. Bet palypus šitam apžvalgos bokštelį turėtų būti truputį vėjuota. Tai pažiūrėsim. Jau 3 kilus kely. Gan didelis šitas ratas gaunas, nes ko aš spėju, iki galo nueisiu, bus kokie gal 4. Čia guminius reikėjo imti, o ne batus. Čia yra ežeras, pelkių ežeras. Išdžiūvė visur, išdžiūvė visi medžiai čia nuo rūgščios žemės. Man iškart idėja, kadangi labai daug salyčių, aš manau, gal ir žuvų turėtų būti. Būtų gan įdomu su baidarė savo, su nakvynė atvaryti. Paplaukėt, stovyklaut šitose salytėse ir pažvėjot. Tai įsidedu į sąrašą planuojamų stovyklavimo vietų. Subscribinkit, kad nepraleis pažiūrėti, kaip man pelkėse seksis žvejoti ir stovyklauti. Ten tik tais buvo ženklai, kada negalima plaukiot, nes paukščiai peri. Tai bauda 1750 eurų. Nebepamenu, kada, kai grįžinėsiu. Reiks pasižiūrėti datą tiksliai, kada ten galima, kada ne.
atėjau iki apžvalgos bokštelio. Šitas daug didesnis negu kur pradžiai buvau. Tai čia mano nakvynės vieta turėtų būti. Dar aišku reikia eiti kitų kelių, pasivaikščioti, pažiūrėti, kas ten toliau yra. Nu, kol kas šauniai, man patinka. Tikiuosi žmonių nebus. Lipam į viršų, pažiūrėsim, saulės išvietė. Kaip tik, kai atėjo. Na, šaunu. Tikiuosi, saulėlydis ir saulėtekis irgi gražiai atrodys. Na, einu pažiūrėsiu toliau, tuo kitu, atgaliniu taku tik aplink. Laiko yra, dar tik tai 5 vakaro, tai dar daug laiko. Jo, kaip ir sakiau, 4 kilometrai gavosi iki bokštelio. Tuo taku, ir aplinkui dar atgal 4 gaunasi, tai 8 kažkur. Šaunu, ekranas sulūžo. Ekranas sudūžo. Filmuotai filmuoja, kaip suprantu, bet nieko nebesimato beveik. Ir tik pusė ekrano matos. Galėjo bent jau rytoj sudūž, dabar sudūžo ekranas, iš vis nieko nebematau. Net nežinau dabar, ką čia filmuoja, nefilmuoja, kaip filmuoja. Pas man trikojus toks paprastas, kad jis lengvas, kad lengva būtų nešiot, lengvai pastatyti. Tai vat vėjas paputė ir gaunas, krito su trikoju ir į šitas medinį takelį ekranas. Ir atšoka ta matrica. Reikia pabandyti pasijungti prie telefono, pasižiūrėti, ar rodys ar ne. Na va, matau, kad viską rodo. Nežinau, ar matos ar ne. Bet gaunas galėsiu telefoną, didesnis ekranas. Tai galėsiu per telefoną reguliuoti. Padžioplas. Nieko. Teks pirkti naują. Arba ieškoti kažkaip, kad čia tą ekraną sutvarkyti. Bet kas čia sutvarkys tokį ekraną? Taip, čia tas atgalinis takas, tai nieko gero. Tiesiog eina ir tiesiaja ir tiek. Man rodos, jau kaip ir išeidinėjau gaunas. Ratą apsukau. 5:30. Tai jo, tikriausiai tada vėl einu dar kartą ratą. Nes viena pusė eina palei tą ežerą, kita čia. Tai einu toliau aplink tą ežerą. Vėl išeisiu prie apžvalgos bokšto ir tada gaminsiuos valgyti. Na štai ir vėl grįžau prie bokštelio apžvalgos. Na ką, jau 7 vakaro, tai reikia pradėti gaminti, valgyti. Jau seniai norėjau pradėti daryti, bet buvo atėjus porelė kažkokia, tai... Pirmą reikia išsivirti makaronus. Gerai, makaronai verda, reikia vytintos dešros dabar susipjaustyti. Skanu, šalkanus. Pomidoriukus irgi susipjaustysim. Dešrą į keptuvę. Na, makaronai išvirė. Viską apkepinam, pamaišom. Na ir laikas makaronams. Pomidorus ir džiugo sūrį. Na va ir paruošta. Kiaušinio dar galima buvo, pasimdutų karbonarą galima padaryti, bet pamiršau kiaušinį ir dar svagūną norėjau, bet svagūną irgi pamiršau. Tai bus kaip jau, yra kaip yra. Mano vakarienė. Prieskonių nedėjau, pažiūrėsim, gal reikia, gal ne. Gan skanu, atėjo daug žmonių.
geras. Išėjau, dar ratuką padarysiu, gal apeisiu, pasivaikščiosiu, nes ką čia toliau, ką čia daugiau veikti. Geras oras, vėja visiškai nebėra. Ramu, tylu. Vieta populiari. Sakau, galvojau, kad čia nieko nebus, o žmonės vaikšto. O, apuokas. Ne apuokas, šitas pelėda. Dvi pelėdas. Pirmą kartą matau gyvai pelėdas. Jo, pirmą kartą matau gyvai, kad skraidinu. Jos naktim tikriausiai. Ne tikriausiai. Jos naktim skraido, tai dieną nepamatysi labai tikriausiai. Nu, gal ir dieną matosi. Bet va taip pat pirmą kartą matau. Medžioja pelytes tikriausiai. Taip, termorūbai. Hamakas. Tarkim čia. Bus truputį žemoka. Ant žemės pasitiesiu ir miegosiu. Pasidariau. Ten šiaip ne taip. Čia taip kažkaip. Ir čia irgi. Reikia išbandyti. Geriau nebus. Viskas. Na ką, pagulėjau truputį šitam hamakį. 10:30. Reiks gal eit miegot. Nėra čia labai ką ir darydavau. Tai iki rytojaus susitiksim ryte. Saldžių sapnų visiems. Išjungit šviesą. Ačiū. 11:30. Guliu, girdžiu kažkas eina. 2 žmonės atėjo, jie tikriausiai išgirdo, kad pradėjau judėti ir nuėjo. Tai blemba, net naktį kažkas vaikšto, tai kas čia gali vaikščioti, ko čia jiem reikia. Bet visiškai be kalbų, be nieko, tiesiog šlep ir praėjo. Na, labas rytas, 6 ryto, nieko daugiau kaip ir naktį neįvyko, nieks nebetėjo. Gerai, reiks keltis, pakuotis.
Štai ir hamakas visas. Štai prašvita, išvis jau gerai. Kameros ekranas išvis nebeveikia. Tamsus juodas. Nematau, kad čia filmuoju. Kaip saulė graži raudona. Blynas toks pakyla. Nežinau, ar kamera perduos ar ne. Bandžiau nufilmuoti. Aš net nematau, ką filmuoju, tai nelabai aišku, kaip čia nufilmuos. Gerai, saulė pakyla. Reiks pusryčius gamintis. Gerai, tai vat su tokiu saulėtekiu ir gaminsim pusrytukus. Šį kartą su vandeniu problemos nebuvo. Pepsis baltas. Čia vandenį. Čia pusryčiai. Aš jau pamiršau net, ką pusryčiam pasiėmiau. Pirmą įsipilam, kad žinot, kiek čia to vandens man reikės. O dabar šitiek galim užsikaist, kad nekais per daug. Kas čia lyg aš bulkučių. Truputį padažą. Vanduo užveria, įsipilam. Ir sūrio turiu. Salotos. Na štai toks burgeriukus. Vafliukų dar turiu. Na štai, viskas, pavalgiau, daiktus susikroviau, galima judėti. Kuprinė po išvykos ryte visada lengvesnė negu iš vakaro. Gerai. Judam. Keista, kas ten buvo atėję, 11:30 nakties, 2 žmonės, be prožektorių, be šviesų, be kalbų, tyliai. Tiesiog išgirdau, kad žingsniai eina ir atėjo iki šito apžvalgos bokštelio, aš ten pradėjau judėti, o jie tikriausiai išgirdo, kad kažkas yra, arba gal ir pamatė iš apačios ir praėjo ir nuėjo tada, nežinau. Ateina pasivaikščiot 11:30 patamsi, ar porelė ieško privačių vietų kokių. Tai ir durpynai, kur vakar ėjo. Nebedaug liko iki mašinos, kokių 1 kilometrų. Tai išvyka kaip ir baigėsi, su kai kuriom netektim. Tai parašykit, kas patiko, kas nepatiko, palaikinkit ir būtinai subscribinkit, kad nepraleis daugiau video apie stovyklavimą, žvejybą ir kitų mano nuotykių gamtoje. Iki greito!